Mano tėvas pradėjo rašyti knygą ir nuo tada viskas pasidarė keista. O kas jei herojus neturi draugų? Aš nežinau, bet man jau darosi nejauku. Kartais atrodo, kad mūsų suaugę nesupranta, o gal mes jų. Man reikia įkvėpimo. Papasakok apie savo gyvenimą. Tu rimtai nori įdėti viską į knygą? Palauk, o tai jeigu būsi knygoje, tapsi garsus? Yra keista. Kartais juokinga. Bet visada verta istorijos. Dirgėla lietuvių vaikų ir paauglių rašytojas. Gimė 1989 metais rugsėjo 5 dieną. Vilkaviškyje, užaugo Palangoje. Baigė lietuvių filologiją, dirbo mokytoju, žurnalistu ir kitus darbus, kol tapo rašytoju. Nuo 2015 metų rašo knygas vaikams ir paaugliams.